Aš pats esu pedagogas, oficialiai. Baigiau bakalaurą, tik bakalaurą. Universitete dabar jis vadinasi jau šiek tiek kitaip. Tiesiai šviesiai, kaip matydamas, kaip buvo ruošiami pedagogai, aš galiu pasakyti, kad buvo gerų dalykų. Bet tiesiai šviesiai, po universiteto aš bijojau, iki tol turėjau baimės kalbėti viešai. Aš, būdamas pedagogu, turėčiau išmokti kalbėti viešai. Įtaigiai, tikėti, ką sakau, bet aš to neišmokau. Ten buvo labai daug gerų dalykų, labai daug nuostabių dėstytojų. Bet iš esmės, ne viskas priklauso nuo dėstytojo ir nuo pačios programos. Dar, sakykim, kad priklausė ir nuo manęs, ir nuo studento, nuo jo būtent noro mokytis ar ne. 100%. Bet kodėl aš, pirmas dalykas, kodėl aš ten papuoliau? Kodėl aš būtent įstojau į... Kodėl? Kodėl aš įstojau bet kur? Nes nežinau savo talentų. Mokykla to dėja neparuošė. Tėvų atsakomybė, močiučių atsakomybė. O kas būtų, jeigu veiktume išvien ir mokykla, ir tėvai išvien? Reikia. Čia dabar reikia tau išmokti tą ir tą. Ir taip sutinku. Švietimas reikalingas, mažiau galbūt banditizmo, taip toliau. Paklusnesni bus žmonės. O kas eis dirbt darbus, ką? Nenorimus ypač. Kas eis? Diskutuojam.